yra dvi tradicijos vystyme. Yra vienuoliška, yra harmoninga ir yra pasaulietinė. Pasaulietinė per dažnai religijoviška. Kai mes gyvenam pasaulietinį gyvenimą, tokį kaip visi aplinkui, tik tiek, kad mes atliekam budistinės, sakysim, tai pratybos. Mes atliekam meditavimo pratybas, mes stengiamės į gyvenimą žiūrėti budistinių požiūrių ir mes stengiamės, būna, kad važiuojame kažkokius meditavimus. Ką gali pasakyti, kad būdo ženklą? Ant kaktos kažkaip Kas čia vaizduojama, tai čia vaizduojama vadinama hinduizme trečioji akis, budizme aš nežinau, trečioji akis. Tai yra viską, ką jūs matot, tarp kitko, galit mes tą paduoti. Čia yra budistinės literatūros geltonosios. Tik aš labai prašau elgtis atsargiai. Nes suprantus daiktai. Viskas budizme, visi paveikslėliai, netgi taip, kaip vaizduojamos Buda, visi tai yra gryna simbolika. Tai nereiškia, kad Buda taip atrodė, arba nereiškia, kad kažkas tai būtent taip atrodo. Tai yra gryna simbolika, simbolių kalba. Tas dalykas, kad trečioji akis reiškia nušvintimą. Tai reiškia, kad yra visiška pilna intuicija, visiškai pilna intuicija. Tai trečioji akis, kuri mato kokį paskutinę matą. Visiškos intuityvumas. Tai reiškia, kad jis gali žinot, arba ji gali žinot tai, ko iš esmės žinot negalime. Kad galime tokių jausti. Kad, tarkime, mažą ką. Kada tavo gimtadienis? Jeigu žinočiau, būčiau Buda, pasiekti visišką suvokimą, aš tau sakyčiau, kada tavo gimtadienis pažiūrės. Arba ką. Arba ką tu reikia vakaros. Kaip 7-8. Tai reiškia taip. Tai yra simbolika. Nereikia priimti už visiškai už tokį gryną. Kiek ten rankų yra. Būtybių nėra su tiek rankų. Mes nematome. Su tiek galvų. Bet tai, tarkim, būna akis ant dalmų. Būna akis ant pėdų. Ką tai reiškia? Tai reiškia didžiulį jautrumą. Nes visokiai, dalnai taip jautrios vietos. O dar jeigu ten akis toks jautrumas. Tai simbolika reiškia, kad didžiulis jautrumas, kad labai supranta kitų skausmą, kitų poreikių. O tokia dalykai. Toks ženklas visada reiškia prašymą. Tokia vienybė. Brangakmenis, norus užpildinti brangakmenis. Ir kai sveikinasi, tai tipo, linkiu to visko, kad įsipildyti visi tavo norą. Pavyzdžiui, tokia dalykai. Mes taip nesisveikinam. Nusrenkas sveikinam, aš apsikabinti. Bet tie dalykai taip. Toks ženklas, pavyzdžiui, tam, kad moko, ar ne, kažką, mokymai. Toks ženklas, pavyzdžiui, yra davimas kažkas, kad reiškia duoda kažką. Toks ženklas, tai reiškia gynimas, saugo, apgina. Tai simbolika. Ir ar tas tikrasis budizmas yra atsiskaitė tada, kai supranti, kad jie yra nelaimingi, kad jie siekia taip to nepakankamų laimės, nesunku man. Nesunku. Lietuva nėra prasta šalis, to požiūrį. Jeigu jūs turit nuomonę, kad Lietuvoje yra labai blogai, tai galite pakeisti tą nuomonę. Lietuvoje yra labai gerai. Lyginant su kitom aplinkiniam šalim, su to pačia Lenkija, arba su Rusija, nepalyginamai gerai. Žmonės nėra pikti Lietuvoje šiaip. Žmonės galbūt pavydūs, bet nepikti. Aišku, yra visokių nuomonių, yra visko būna, žmonės įvairūs, bet bendrai paėmus tai tikrai ne. Lietuvoje aplamai atmosfera pati yra pakankamai nebloga. Pakankamai didžiulis atsipalaidavimas, merginos džiaugsmingos ir laisvos, nesusikaušiusios, nesukaustytos per daug